sveiki visi, kurie pasijungėte čia klausyti arba žiūrėti. Čia vadovo laikas. Mūsų dalyviai, kurie dalyvauja projekte, jau žino, kas tai yra. Visi kiti tiesiog pasižiūrėkite, pasigūglinkite vadovavimas.lt, susiveskite paieškos sistemoje ir bus tai, kas aišku, kas čia yra. O iš tiesų tai čia yra, tai yra laikas, kurį mes bandom padėti savo susijusiam žmonėms, savo bendruomeniai, skirti laiko būtent tam, kam dažniausiai laiko žmonės neskiria arba neturi, pagalvoti ir padirbti su savim. Ir šiandien mūsų naujo sezono pradžiai, sezono, kurį galima būtų apibrėžti kaip lyderio paieška arba lyderystės paieška, mes pradedam su žmogum, su kuriuo man yra visada iššūkis ir labai įdomu bendrauti. Iššūkis dėl to, kad visą laiką intelektualinis iššūkis. Šitaip akivaizdu, kad šiaip lengvai nepraslysiu. Reiks biškį smegenis įjungti šitam pokalbį neišvengiamai. Ir Rasa yra tas žmogus, kuris provokuoja savo matymų pasaulio, provokuoja prisijungti į mąstymą kartu. Man tai visą laiką yra bent jau. Kai jinai dėsto savo mintis, man visą laiką taip neišvengiamai įtraukia ir nori tame dalyvauti tame dėstyme visame, tame savo galvą ir turbūt širdim, nežinau, kažko tokiu. Tai šiandien mes kalbėsime su Rasa Baltė-Balčiūnienė. Ir jeigu dar kas nors nežinote, kas jinai yra, aš tiesiog labai draugiškai, bet pakankamai, kategoriškai rekomenduoju. Pasimkite ir pagooglinkit, nes Rasa turbūt yra Lietuvos verslo, konsultavimo arba to, kas yra aplinkui verslo transformacijas, turbūt galima vadinti, gal nesižiais, nežinau, dar nesuderinu, klasikė. O gal, bet labai arti, tokių ištakų šito viso reiškinio iš principo, kas yra aplink organizacijų transformavimą. Tai jinai pati pasakys, bet kaip tu pati, Rasa, pasakysi, kas tu tokia? Kas tu tokia? Geras klausimas, Sauliau. Kiekvienais metais aš apmastau, kas aš esu tokia. Ir kas keletą metų šiek tiek keičiasi sąvokas. Kai mes su tavim kalbėjom paskutinį kartą, tada mes identifikavom, kad aš esu pokyčių agentė. Dabar aš apibrėžiu, kad aš esu verslo psichologė. Ir iš principo, ką tu dabar gražiai pasakei, kad su manim susijusi Lietuvoje verslo pokyčių, gal klasika, gal naujų veikimo būdų paieškos klasika, man buvo malonu išgirsti. Bet aš taip matau, visiškai. Jo, praėjus 20 metų, galvoju, matyt, mano vieta yra pareflektuoti, parodyti rinkai, verslo rinkai, kas naujo nori rastis, kas yra atgyvenę, ko reikia atsisakyti ir kas nori naujo rastis, nes šalia verslo psichologės kitose kontekstuose aš prisistatau kaip naujų prasmių prodiuserė. Aš daug darau projektų, kad rastųsi naujos prasmės. O jeigu mes kalbam apie organizacijos, tai šiandien aš daugiau suvokiu kaip verslo psichologė, nežiūrint tuo, kad aš turiu ne vieną verslą, darau daug projektų. Aš dabar pradėjau suvokti, kad man verslai yra tam, kad aš suprasčiau, kaip verslas veikia iš vidaus ir kad aš verslo savininkams, vadovams galėčiau atreflektuoti, ko jie nemato savo versluose. Ok. Tai yra vertinga, nes bet kuriuo atveju mes turbūt su tam suprantama būdu, kad dažnai tai yra kaip tik tai, ko jiems trūksta, nes daugeliu atveju savininkai, vadovai, jie yra tarsi tokioj, gal nebūtinai visą laiką vienišo vilko, bet neretai vienišo vilko pozicijoje, bet ne dėl to, kad jie vieni, o dėl to, kad jie neturi kaip atreflektuoti, kaip tu sakai, neturi kaip reflektuoti tai, kas vyksta iš tikrųjų. Ir dėl to, tai, kad tu sakai, man labai įdomu, tas verslo psichologo apskritai funkcija, aš jau suprantu, atreflektuoti. Bet kaip tu dar išplėstum truputėlį, nes aš labai noriu suprasti, ką reiškia tas verslo psichologas. Ką daro verslo psichologas? Gal tada reikėtų grįžti, kas tai yra psichologas, taip? Okay. Taip, psichologija, tai pats apibrėžimas, tai yra mokslas apie sielą, apie psichiką, jeigu mes atsiribojam nuo teologijos. Tai verslo psichologija, tai reiškia mokslas apie tai, kaip reiškiasi organizacijos širdis, organizacijos paskirtis, prasmė, organizacijos pagaliau verslo modelis, kuris yra išraiška tam tikros organizacijos paskirties širdies.
Ir žodis psichologija, jis kviečia mus pažvelgti už pasiekmių, už tai, ką mes matom ir suprasti, koks mąstymo modelis, kokia mintis, kuri formuoja vienus ar kitus rezultatus. Ir jeigu mes norim augančių rezultatų, pabrėžiu, augančių rezultatų, mes turim suprasti, kokia mintis, nuostata, įsitikinimas, elgsena, ar dabar yra tokia nauja savoka organizacinis paternas, neleidžia organizacijai pamatyti naują galimybę. O kadangi mes dabar gyvenam laikmetyje, kad sena epocha, sakom, nueinanti yra. Net šiandien turėjau ryte vieną pokalbį su viena vadove, tai aš net jos kalboje išgirdau vieną frazę, jinai man sako, aš ieškau naujo žmogaus, pasiskambinau savo kolegijai, paklausti apie tam tikrą kandidatą, taip? Ir mes, sako, pakalbėjom, jinai sakė, buvo tą kandidatą priėmusi savo darbą į vadovus ir po to po bandomojo atleido, nes ta organizacija dirba su ateities veikimo būdu jau, o tas žmogus yra iš praeities. Ir jinai sako, mano projektas yra, kuris yra daugiau susietas su praeitim, jis man yra tinkantis. Ir man pirmą kartą šiandien buvo labai įdomu išgirsti, kad jau šnekamojoj kalboj tarp dviejų top vadovų yra žmonių skirstymas. Aš to žodžio gal nenorėjau pavartoti skirstymas, bet pamatymas žmogaus, ar jis veikia kaip organizacijos veikia praeityje, ar jis veikia kaip organizacijos veiks ateityje. Jau yra tai šnekamojų kalboj. Tai mano manimu, tai šiandien tas yra laikmetis, kad kai mes norim, kad rastis nauji dalykai, naujos galimybės, mes turim pamatyti, kas mums riboja, mūsų mąstymo modeliuose, ko mes nematom. Ir šiandiengi neuromokslai daug dalykų labai atspindi, kad mes matom tik tai, į ką kreipiam dėmesį. Mes nematom to, į ką nekreipiam dėmesio. Tai todėl ir pastaruosius metus mano apsibrėžimas verslo psichologija yra labai aiškus. Aš šiandien planuoju fokusuotis į tai, kai organizacijos kažko tai nemato, kas naujo gali rastis, tai mes galime pasižiūrėti, kas trukdo jiems. Okay. Iššūkis iš karto, žinai, man iš karto norisi nueiti nuo temos, nuo kurios mes pradėjome, eiti link to, ką tu čia pasakei, žinai, ir aš savo galiu tą leisti šitoje situacijoje. Man labai įdomu, nes tai mes vis tiek neišvengiamai prieisim prie lyderystės fenomeno, bet vis dėlto gal tu turi, jeigu turi tokį daugiau mažiau trumpą, suprantamą suvokimą, apibrėžtumą galbūt, kaip mes galim atskirti tą senąją, nueinančią epochą arba modelį ir naują ateinančią. Kokie galbūt bruožai yra, kurie juos skiria? Gal vieną kitą. Aš suprantu, kad tai yra gili diskusija ir labai laiku imli diskusija ir labai prasminga. Tačiau kaip tu pati, žinai, tokiam žmogui, apie tai net negalvoji, ta prasme nueinanti, ta prasme senoji. Čia kokia senoji, kokia naujoji tada? Jo, labai geras tavo klausimas. Yra pirma mintis, kur man atėjo, ojojoj, čia labai daug kontekstų. Taip. Jeigu mes apsibrėžiam ribas ir žiūrim per organizaciją, tai mes galime turbūt savo įsivardinti. Tai kągi reiškia žodis neapibrėžtumas? Juk dabar šis žodis yra dažniausiai vartojimas. Gerai, buvo dažniausiai vartojimas. Ką reiškia žodis krizė? Okay. Ir man pačiai tokį racionaliam supratimui pagrindą padėjo ukrainiečio filosofo Andrėjaus Baumeisterio paskaita sveikinimas naujųjų metų išvakarėse. Ir jis labai gražiai įvardino, išnagrinėjęs daug intelektualų, daug knygų parašytų paskutiniuosius metus, kad iš principo mes gyvenam ne vienoj krizėj. Yra ilgalaikė, permanentinė krizė. Taip? Ir jinai yra ir ekologinė, ir švietimo, bet kur. Ir tikėtis, kad ta krizė baigsis, tai yra infantiliška. Tiesiog mes dabar gyvename laikotarpį polikrizės. Tada grįžkim į graikų kalbą, ką reiškia žodis krizė.
Krizė reiškia yra suardyta tvarka. Okay. Reiškia, Tai buvusi tvarka iš reiškia, esmės. Ta tvarka, kuri buvo, bet suardžius kuri tvarka atsiranda buvo. nauja, ar ne? Nu, mes dar nežinom, kokia Nežinom, atsiras. okay. Jeigu aš dabar sakyčiau, kad aš čia dabar žinau, kokia yra nauja tvarka, bet kuriuo atveju aš ją matyčiau iš praeities buvusios tvarkos, nes kai randasi nauji dalykai, nauja tvarka, ateina iš ateities arba mūsų atmintyje jos nėra. Tai mes negalime suprognozuoti, mes galime reflektuoti, kokie požymiai randasi nauji. Tai jeigu grįžti prie tavo klausimo, kaip aš suvokiu, tai aš suvokiu, kad senojoje tvarkoje buvo apibrėžtumas arba organizacija veikia mašinistiniu būdu, arba organizacija veikia linijinio mąstymo būdu. Ta prasme, 1+1 = 2. Visai aišku. Pasižiūriu į ateitį, pasižiūriu, ko nori, sudėlioju, 1+1 = 2. Nors mes žinom, kad ir anksčiau nebuvo visi rezultatai prognozuojami, tik tai gal jie buvo dažniausiai taip. Nes geras vadovas, jis vis tiek intuityviai įvertindavo neapibrėžtus dalykus ir turėdavo scenarijų B, C, D, jeigu situacija keičiasi, taip. O kaip aš suvokiu, kas naujai randasi, aš suvokiu, kad 1+1 nėra 2. 1+1 yra Y. Ir jeigu mes pradedam matyti, kad dabar mes esam situacijoje 1+1 yra Y, tai reiškia, iš principo keičiasi mūsų veikimo būdas. Čia netgi atskiras pokalbis galėtų būti, kaip atrodo veikimo būdas, kaip 1+1 yra 2 ir kaip atrodytų veikimo būdas 1+1 lygu Y ar X ar dar kažkas. Ir kaip besirodantis trendai galima apibūdinti. Labai daug verslo savininkų, labai daug vadovų nori, kad organizacija būtų save organizuojanti. Nori, kad žmonės patys dirbtų. Nes supranta, kad kontroliuoti dabar jau yra nebeįmanoma. Tai va čia irgi yra simptomas naujos tvarkos. Toliau, kiek daug yra šnekama apie plokščias organizacijas, gyvas, nežinau, horizontalės. Mes labai daug turim įvardinimų, tai kas naujo nori rastis. Taip. Ir iš principo mes galim dar pamatyti ir naujai ateinančią kartą. Naujai ateinanti karta nešasi ateities mintis ir ateities strategiją. Ir mes matom, kad jiems darbe turi būti įdomu, malonu, kad jie patys nori padaryti. Tai yra tos išraiškos, kurios rodo, apie ką bus naujoji tvarka. Tai o dėl to, aš manau, kad mes tada mūsų labai savalaikis pokalbis. Aš irgi tokį jausmą turiu ir tas 1+1 Y, tas nežinomasis ir tas neapibrėžtumo būvis, jisai man atrodo, aš gal klystu, bet tokia intuicija man sako, kad tokioj būsenoj atsidūrę žmonės organizacijose pradeda dairytis, žvalgytis vedlio ar vedlės, nesvarbu lytis šiuo atveju, bet toks jausmas yra intuicija. Galbūt jinai klystu, gal jinai klaidingai yra, bet kaip tu galvoji, ar nėra taip, kad būtent tada, kada yra visiškas neapibrėžtumas, kada yra ardoma tvarka, tada žmogus, būdamas iš principo iš savęs, kaip čia, norime to ar nenorime, iš vienaip arba kitaip bandos gyvūnas, vis dėlto, netgi turintis, reiškia, tam tikrus vidinius, labai stiprius poreikius būti grupėje, kuri turi vadą, vedlį. Kaip tu galvoji, ar tai tokia intuicija, jinai turi pagrindo, ar čia visiškas, reiškia, seniena, kaip tu galvoji? Tavęs beklausot, man kelios mintis ateina. Viena mintis atėjo ir tuo pačiu klausimas mintis savo, kodėl kaip yra neapibrėžtumas, mes norime vedlio. Natūraliai. Pirmas klausimas, kuris kyla, kodėl ir kam to reikia. Ir kodėl kaip yra apibrėžtumas, man vedlio nereikia, o kaip yra neapibrėžtumas, man vedlio reikia. Ne? Nesaugumas baigėsi, ar ne? Jo, tai galbūt tas atsakymas, kuris man pačiai ateina, kaip yra apibrėžta ir aš žinau, ką daryti, aš esu kietas. Aš turiu savo išmoktas patirtis, aš žinau, kad visa tai priklauso nuo to 1+1 = 2.
Ir kai yra neapibrėžtumas, tada aš nebežinau ir greičiausiai dėl tam tikrų psichologinių priežasčių, čia irgi yra verslo psichologija, aš nesiimu daryti veiksmus, kur nežinau, koks yra prognozuojamas rezultatas. Ir tada mes ieškome aplinkoje stipresnio mąstymo žmogaus. Tai tada mes galėtume užduoti klausimą, o ką reiškia stipresnis mąstymas? Tai stipresnis mąstymas tiesiog žmogus yra sudėtingesnis. Jisai mąsto plačiau, turi daugiau sudedamųjų dalių, turi daugiau charakteristikų, jis geba daugiau matyti visumą ir gal net keletą žingsnių į priekį. Ir jeigu grįžti prie lyderio sąvokos, apie ką šiandien yra mūsų tema, ir mes dar su tavim pakalbėjom, kad iš vienos pusės nuvalkioto sąvoką, kitos pusės mes gyvename sumaišytų sąvokų pasaulyje ir man atrodo naujoji tvarkoj, ką mes pirmiausia darysim, tai atstatysim sąvokas, kurias buvo naudojamos antikoje, renesanso laikais ir turbūt mūsų šiandien pokalbis apie tai yra. Ne? Iš esmės taip. Reikia grįžti prie sąvokų pirminių prasmių, nes kaip mes įvardinam, tas ir atsitinka. Tai žodis lyderis, jeigu žiūrėti iš senųjų vardinimų arba senųjų kalbų, tai reiškia kelias arba tas žmogus, kuris eina priekyje. Ir mes esam sumaišę žodį lyderį su vadovu. Vadovas yra tas, kuris dirba rankomis, arba tai yra žmogus, kuris optimaliausiu būdu pajungia visus resursus, tame tarpe ir žmonės, bendram tikslui pasiekti. Ir tai nėra lyderis lygų vadovas. Dažniausia lyderiui labai sunku būti vadovui, nes jis eina keletą žingsnių į priekį ir jis vis mato, kas naujo gali rastis. O vadovas, kas yra dabar, sugeba sujungti optimaliausius dalykus trumpalaikiui, aiškiam, išmatuojamam rezultatui. Tai mums reikėtų atskirti tas sąvokas. Ir mes, aišku, dar trečią sąvoką galim pridėti verslininkas. Nes verslininkas turi uoslę, kur jungiasi pasiūla paklausa ir kur teka pinigai. Ir vėl geras verslininkas gali būti ne lyderis, nes jis turi uoslę, kur jau yra trendai, kur yra tendencijos, kur yra masė, ne? O lyderis jis eina priekyje. Ir dažniausia lyderis, jeigu jisai sumaišo dabartinį su ateities kontekstu, aš esu tą kelią praėjusi, tai tiesiog jis aplinkai būna keistas, nesuprantamas ir taip toliau. Bet jeigu jisai supranta, kad jis mato keletą žingsnių į priekį ir ieško būdų, kaip įvardinti tai, kas naujo randasi, tai tada jis turi didžiulę reikšmę, ar tai yra komanda, ar tai yra miestas, ar tai yra tauta, ar tai yra rinka tam tikra. Bet va čia yra tas įdomus dalykas, būtent aš manau, kad labai sutinku dėl sąvokų grįžimo prie sąvokų brėžtumo ir manau, kad tavo atskirimas per tai labai gerai nuveda mus ten, kur mums reikia, va, tas lyderis, kuris eina priekyje, nes mes turime tam tikrą, čia prie to prisidėjo turbūt labai daug visokių, labiausiai spėjų pozityvioji psichologija prie to prisidėjo, bet tas yra toksai gerokai iškreiptas sąvokos lyderio raiška organizacijoje, kur prieš pastatoma, ne sugretimo, prieš pastatoma yra vadovas, žinai, yra ir lyderis. Ir jau vadovas būti lyderiu negali. Nu, faktiškai, nes vadovas yra tas, kuris ten visiems užpakalius spardo, reiškia, suprask. Nu, nes tu, žinai, jam reikia sujungti resursus, jo. O lyderis tas, kuris gražiai su žmonėm elgėsi. Ir aš va šitas, tiesą mane tas nervina. Nuoširdžiai žmogiškai nervina, nes iš tiesų lyderis yra tas, kuris eina prieki. Tas, kuris apibrėžia kryptį ir jeigu jis yra organizacijoje, tai jisai yra tada, kažkaip man norisi pasakyti, žinai, šiuolaikinis vadovas nebeturi pasirinkimo, kaip tik tai mokytis būti vis labiau lyderiu. Būtent šita prasme, kurią tu sakai. Tuo, kuris gali matyti truputuką į priekį, būtent dėl esamų sąlygų, dėl esamų pasikeitimo. Kaip tu manai? Man ateina labai reziška mintis. Taip, Tavo labai geri klausimai yra.
Aš mačiau, kad tu teigi, kad lyderystės galima išmokti. Mano suopračiu ir tai šaltiniais, kuriais aš remiuosi, lyderystė yra įgimtas dalykas. Ok, labai įdomu. Ir lyderystė yra įgimtas lygiai tas pats, kaip yra įgimtas būti gydytoju, būti menininku. Tai yra tam tikra psichikos geba, yra tam tikras temperamentas, kuris leidžia atsitapatinti nuo dabartinių momentų ir gyventi keletą metų priekyje. Tai jeigu atsiremti nuo to, kad būti lyderiu tai yra tam tikras pašaukimas, ir ten, kur mes einam pagal savo pašaukimo, tiesiog mes per intuityvų žinojimą gaunam labai daug informacijos, o ten, kur mes einame prieš savo pašaukimą arba nesam iš savo pašaukimo, tiesiog mes veikiam stereotipiniu būdu, išmoktom patirtim, mes esam vidutiniai lyderiai, vidutiniai buhalteriai, vidutiniai gydytojai. Ir mes iš savo patirties žinom, kaip mums yra sudėtinga problema, mes ieškom geriausio. O geriausias yra tas, kuris sugeba sudėtingai problemai atrasti netikėtus sprendimus. Tai jeigu grįžti prie to, kad lyderystė yra įgimta ir tam tikrai yra psichinė geba, tai man tada ta eretiška mintis kyla, vadovas, jeigu jis yra puikus vadovas, jis niekada nebus aukščiausių, geriausių lyderių tikrąją žodžio prasme. Bet man tada atėjo atsakymas į tavo klausimą, tai o ką dabar man vadovai? Tai naujoj tvarkoj, naujoj ekonomikai, mano manymu, vadovas turės intuityviai atpažinti žmonės kaip minties lyderius, nežinau, ten intelektualus ar verslo lyderius ir per savo intuityvų žinojimą tiesiog išgirsti Jono, o ne Petro ir įsiklausyti jo žodžius ir jo tą mintį pradėti integruoti į savo resursus, į savo tikslus. Tai mano manimu, čia pokytis bus, kad jis turės pradėti suprasti, kad jam reikia išplėsti žinojimą. Nes iš tikrųjų nemažai vadovų, sėkmingų vadovų taip ir daro. Juk tam yra paremtos didžiosios konferencijos, kaip mes klausomės praeities sėkmės istorijų, bet vis tiek jam ateina minčių. Tai vienas momentas yra, o antras momentas, aš suprantu, kad gali tarp mūsų gimti diskusija, tai čia įgimtas, tai čia išmoktas. Tai dar toj vietoj noriu pasakyti, kad mes dažnai turim įgimtų dalykų. Dažniausia, kas mums yra įgimta, mes tai nevertinam, nes mums labai lengvai sekasi. Tai dažnai žmogus, kuris yra iš prigimties lyderiu, net nenori būti lyderiu. Ir dažnai žmogus iš prigimties, kuris turi kitą funkciją, kuri yra vertinga, juk nėra geresnių, blogesnių dalykų. Tai dabar medis geriau ar vėjas geriau? Kiekvienas mes turim savo paskirtį, savo funkciją. Ir būtent lyderiams iš prigimties jie dažnai lieka potencialūs lyderiai iš prigimties. Ta prasme, net frazė yra daug žadantis žmogus 18 metų dažnai lieka daug žadančių žmogumi ir 40 metų. Taip, bet žiūrėk, nesakau, kad aš sutinku su tavimi, bet man labai įdomu, štai momentas yra, toksai man atėjo mintis, žinai, kad galbūt tas mokymasis arba ugdymas savyje lyderio, iš tikrųjų tai yra ugdymas savyje gebėjimo atpažinti savyje tą esamą lyderystę. Ir nes aš pagalvojau, aš turiu ne vieną atvejį turiu, kada pas mane ateina klientas ir kada mes su juo šnekam, mes turime, žinai, aš nežinau kaip pas tave, bet pas mane dažniausiai žmonės neateina, kai jiems viskas labai gerai. Dažniausiai jie ateina, kai, žinai, turbūt, kad yra, žinai, yra tam tikrų iššūkių. Ir kada tu matai transformaciją, kuri vyksta, žinai, kada ateina žmogus, tarsi pamiršęs, kad jisai turi savyje tą lyderio gebėjimą ir per procesą refleksijos, per procesą darbo su tuo žmogum pamatai, kada praeina ten keletą savaičių ir kada žmogus imasi lyderio vaidmens savo tam versle, gyvenime ir panašiai. Jis tarsi atpažįsta, jis tarsi prisimena, kad palauk, taigi
Blemba, taigi galiu. Taigi va, imuosi dabar va. Tai kaip čia dabar yra tas, gal tai yra įgimta, bet blemba, tas sugebėjimas atrasti tai, kas yra įgimta. Gal čia apie tai eina kalba, kada mes kalbam apie ugdymą lyderystės? Jo, tai aš daugiau gal būčiau šalininkė to, kad mes esame užmiršę, kad dauguma iš mūsų lyderiai yra jau, kad mes apie tai kalbam, kad žmonės klauso apie tai, tai viena iš išraiškų yra, kad jie nori daugiau, jie žingeidūs yra, jie smalsus. Tiesiog mūsų visuomenė dažnai sako, mes lyderiai vardinam tas, kuris jau reiškiasi, o kad pas tave yra potencialo lyderis ir jis yra užgoštas, tai gal tiksliau būtų atverti tai, kas tavyje yra. Ir jeigu tu jauti, kad tau norisi imtis atsakomybės, naują mintį gyvendinti, tai gal ir yra lyderystės daigai. Tai gerai, pakalbėkime tada apie tai, kaip mes galim mūsų pokalbių padėti žmonėm prisiminti, kokiais veiksmais ar metodais, būdais žmonės gali atpažinti savyje, paieškoti savyje to užmiršto lyderio. Ir žinai, nebūtinai nėra būtinybės, kad jis tai ten atrastų. Kaip tu sakei, žinai, nebūtinai, reiškia, tasai vadovas turi būti lyderiu, arba tuo labiau, kad nebūtinai dar gali būti. Bet aš irgi galvoju apie tas situacijas organizacijose, kada yra sudėtingas momentas ir staiga imasi lyderystės žmogus, iš kurio mažiausiai to tikėjomės. Arba bent jau tikėjomės, kad imsis kažkas kitas, o ėmėsi tas, žinai, kažkas, ko mes, sakim, bet čia turbūt irgi apie tai, kad, žinai, mes matome į tai, kad atkreipiam dėmesį. Tai va čia tas yra vadovo sugebėjimas rasti, į ką atkreipdėmėsi, tuos, kaip jūs teisingai, žinai, sakėjai apie tą žmonės, tuos rasti, bet vat imasi ir viskas. Ir mes nustembam ir wow, ir išplaukiam, ir išvažiuojam dėl to, kad anas ėmėsi, ar ana. Tai kaip tu manai, kuo galėtų žmogus savo padėti, kad atrastų savyje tą lyderį? Nebūtinai aukščiausio lygio, gal vidutinį, bet vis dėlto lyderį. Geras klausimas, jis sunkus yra. Sunkus, kad mano manymu aiškiai išrištų receptų tikrai nėra. Gal galima tik tai pasvarstyti, kas trukdo lyderystei reikštis. Pasvarstykim. Tai vienas iš momentų, kad mes visada ieškom teisingų sprendimų. Ir aš esu iš sociokratijos berods pasiemusi vieną iš sprendimų, galimų sprendimų priėmimo būdų, kaip tu ieškai neteisingo sprendimo, bet veikiančio sprendimo. Ko skiriasi veikiantis sprendimas nuo teisingo sprendimo? Teisingas sprendimas mes tikimės išeiti į gerą rezultatą. Veikiantis sprendimas įsijungia veiksmą. Ir nebūtinai tu gausi teisingą gerą rezultatą, bet gyvenimas yra veiksmas, organizacija yra veiksmas. Tu per veiksmą gali suprasti, kas neveikia, gali suprasti, kokie randasi nauji kontekstai. Tiesiog yra svarbu daryti veikiančius sprendimus. Ir tuo pačiu veikiantis sprendimas, jisai nuima tokią psichologinę atsakomybę, o jeigu nepasiseks? Jeigu nepasiseks, mes sutarėm daryti veikiantį sprendimą. Ir turbūt banaliai pasakysiu, visi apie tai šneka, daug dalykų žmonės nedaro, nes bijo suklysti, nes bijo, angliškas žodis yra susifeilinti, būti nevykėliu. Tai savo įvardinti, kad tu darai veikiantį sprendimą, jis nuima tą tokią psichologinę baimę, o jeigu nepavyks ir aš dabar būsiu visų akyse nevykėliu. Pirmiausia, savo akyse, ne? Aš padariau veikiantį sprendimą. Tai čia gal toks vienas iš būdų arba trikdžių, patarimų, bet labai geras, labai stiprus. Aš manau, kad čia labai, truputėlį stabtelt, nes norisi tiems, kurie šitą mūsų pokalbį traktuojat kaip galimybę mokytis, tai manau, kad čia verta stabtelt šitoje vietoje. Ir tai, ką Rasa sakė, būtent apie teisingą ir veikiantį sprendimą, ta takoskyra, jinai yra, manau, kad absoliučiai aktuali. Tai yra, šią akimirkai kaip tik tai yra paieškos veikiančių sprendimų. Man patinka, amerikonai turi tokį pasakymą, you cannot steer what's not moving.
Tu negali vairuoti to, kas nejuda. Bet kada jau juda, tu nebegali nevairuoti. Ir va čia yra tas momentas, kai tu padarai tą veikiantį sprendimą, tu esi visiškai įsitraukęs ir tu esi visiškai atsakingas ir atsakingas už judėjimą, o nebūtinai reiškia už tą rezultatą. Mes nežinome to Y, 1+1 lygu Y, mes jo nežinom. Dėl to veikiantis, leisti priimti veikiantį sprendimą, o ne ieškoti visada teisingo sprendimo, nes tai yra ribojantis faktorius, visada ieškojimas teisingo sprendimo. Labai pritariu. Važiuojam toliau. Kas dar galėtų būti tai, kas trukdo rasti savyje, atskleisti savyje tą lyderį? Toliau aš prisilaikau to sopračio arba savo esu padariusi. Kaip gražiai skamba, prisilaikau to sopračio, labai gražiai skamba. Taip. Mesgi po eilę metų iš retroperspektyvos suprantam, kas veikia, kas neveikia. Taip. Šiame kontekste prisilaikau tos minties, kad žmogui ir tuo pačiu lyderiui niekas negali iš išorės pasakyti to, kas jis yra, bet gali iš išorės pasakyti to, ko jis nėra. Ir vienas iš patarimų yra savo įsivardinti, kuo tu apie save tiki besąlygiškai. Pavyzdžiui, vienas žmogus apsilankęs eilę ten seminarų, visokių testų prisidarė, savo įsivardina, aš esu patikimas, aš ten rūpinosi kitais ir čia mano stiprybė. Ir greičiausia tai yra nestiprybė, dabar taip žiauriai sušnekėsiu, tai yra tas melagingasis aš, kur aš fiksuojusi, dėl ko išoriškai mane vertina aplinka. Ir tas įsivardinimas savo tyliai, kuo tu didžiuojasi stipriai, nes tau aplinka už tai ploja, leidžia daryti kitą labai nepatogų žingsnį. Suprasti, kad aš su savo šią identifikaciją, aš susikūriau kontekstą arba su ten, kur esu. Jeigu aš noriu būti lyderiu ir aš noriu žengti žingsnių į priekį savo veikluose, savo gyvenimuose, reiškia, aš negaliu būti fiksuotas. Ir mes dažnai nematome tos naujos minties ar apie save, ar apie projektą, ar apie organizaciją, nes mes žiūrim į praeitį. Mes žiūrim tai, kur mes esam užsifiksavę neuronų tinkle. Čia irgi turbūt yra labai daug neuromokslo paskaitų apie automatinio režimo tinklus ir taip toliau, kur galima paklausyti ir suvokti, ant kiek smegenis mus valdo, kas mums buvo aktualu praeityje. Ir sunkiausias momentas yra savo įsivardinti. Aš iki šiol buvau patikimas, rūpinausi kitais ir tai buvo mano stiprybė. Ir įsivardinti, ne, aš nesu toks. Bet tai aš akcentuoju, jeigu atsitapatinant nekyla emocija, tai yra ne apie tai. Atsitapatinant, kaip žmogui pabandai tai pasakyti, jis tau gali akis išdraskyti, kad tu čia dabar nuo jo nuplėši kažką, ne? Ir tada savo, jeigu leidi būti nepatikimu, šiuo atveju nerūpestingu ir tam tikrose situacijose pasielgti taip. Dabar jau tie, kurie yra patikimi rūpestingi, jau turbūt... Taip, jau viskas išsijungia, jau viskas. Jau sakė, nesąmonė. Tai tada yra galimybė, kad tu pamatysi naują žingsnį. Bet tu iš tiesų kalbė apie pažeidžiamumą. Tu kalbė apie turėjimą drąsos pripažinti, kad tu esi silpnas. Tai silpnas, mes čia kalbam apie tuos... Blogas žodis silpnas, pažeidžiamas. Stiprus. Bet mes galim imti tas, nežinau, aš esu teisingas, aš esu visada už sąžinę, aš esu visada už energiją, aš esu visada už tikslą. Ta prasme, mes kiekvienas save identifikuojam pagal tai, kaip mums buvo lengviausia išgyventi vaikystėje. Ir mes sutapatinam, kad mes esam tokie. Ir dažnai tai tampa fiksacija, kur mes nebegalim būti savo lyderiais ir nebegalim būti kitiems lyderiams. Jeigu, pavyzdžiui, paimkim daugumą vadovų, jeigu
senojo ekonomikoje prioritetas buvo racionalumas ir logika, ir tu pripažįsti, ir tai buvo tavo stiprybė logiška, o dabar ten, kur 1+1 = Y, reikia kompleksinio mąstymo, kur logika yra vienas iš instrumentų, tai kaip tu gali atsitapatinti, kad tu gali būti nelogišku? Nu, negali. Taip. Nes gal ir yra, kaip tu sakai, tas žodis pažeidžiamumas, bet tai yra iliuzinis pažeidžiamumas. Tai yra panašu, kaip žinai, vat, rankose laikau pagalį ir įsivaizduoju, kad pagalys man pagrindą suteikia, ne? Jo, aš suprantu, aš nebegalvoju apie tai, kad iš tiesų čia yra toksai pamatymas kažkoks tai savęs. Aš pagalvoju, žinai apie ką? Pavyzdžiui, yra daug žmonių, kurie sakys, man svarbiausia yra šeima. Žinai, man svarbiausia, aš labiausiai esu, tai mano svarbiausia vertybė yra šeimos gerovė. Ir paskui tas pats žmogus prieš 15 minučių aprėkė vaiką, kuriam 4 metai. Ir, žinai, ir vat apie tai eina kalba, kad tu galbūt, taip, tu gali būti bet koks, tu gali būti visoks ir tu gali savo nepatikti. Taip. Ir neprivalai patikti. Ir va čia man kažkur tai atsiranda atsakymai iš tiesų, atsiranda drąsa būti tuo, kuris nėra toks, kaip tu norėtum būti. Taip, taip, taip. Ja. Ir iš dalies pripažinti, kad tu gali būti kitoks. Ir tame kontekste, kaip tu dabar kalbi, man dar ateina viena mintis, kad žmogus būtų sau lyderiu ar kitiems lyderiu. Aišku, yra daug sluoksnių, daug lygių, bet mes galime imti patį žemiausią lygį, reikalingos 4 laisvės. Nes kitu atveju tu vis tiek stengstisi išlaikyti tai, kas tau buvo vertinga, vertė praėjusi gyvenimą. Nu, ta prasme, anksčiau. Taip. Tai viena laisvė, tu turi energijos turėti, tu turi būti gyvybingas. Ir jeigu jauti psichologinį nuovargį, o mes su tavim girdėjom konferencijose, dabar pasakoja, kad žmonės turi 50% žmonių psichologinį nuovargį, tau reikia daryti pauzę. Ir jau veikiantis sprendimas greičiausiai irgi nepadės, nes jis bus beprasmis, betikslis ir tuščias, ne? Tai jeigu tu neturi gyvybingumo, neturi energijos, tau reikia daryti pauzę. Pauzė gali būti, nebūtinai ten išvažiuoti 2 savaitėm, tu išvažiuok, dabar nauja mada glempingo, ne? Išvažiuok, namelį miškuose, gamtuose, išvažiuok ir vienas pabūk ten miške kažkur, ne? Tai viena laisvė, antra laisvė tai yra ekonominė laisvė. Tai arba ten projektas, arba žmogus, jeigu tu neturi ekonominio pragyvenimo šaltinį ir tau atrodo, kad dėl tavo klaidos, neteisingo sprendimo tave gali atleisti iš darbo, arba ten projektas nesėkmę patirti, jeigu mes turim skirtingus lygius, tai be abejo, tai kaip tu galėsi įsileisti naują patirtį? Tau yra svarbu išsilaikyti. Ir tu tada stengsis išlaikyti status quo, kad niekas nesikeistų. O mes kalbam apie kelis žingsnius į priekį. Taip. Tai ir trečioji laisvė, apie šeimą sukalbėjai ir man atėjo mintis, tai yra laisvė nuo sprendimų įtakojančių artimųjų ryšių. Pasakyk daugiau, kad suprastume. Nuo tavo sprendimą įtakojančių artimų žmonių ryšių. Ta prasme, tai nereiškia, kad tu šeimos negali turėti, taip toliau, bet jeigu tu esi priklausomas, ta prasme, dažnaigi būna, kaip žmogus sako, važiuočiau mokytis kažkur, kai vaikai pabaigs mokslus. Poreikis tai yra dabar. Tai reiškia, tas ryšys riboja tavo sprendimą. Arba galėtume investuoti į tą projektą, bet senas kolega, mano ten, nežinau, ten kažkaip tai jis to projekto nepatems, ne? Ta prasme, jeigu mes sprendimus priimame su jeigu ir esam įtakoti tam tikrus ryšius, ar tai šeima, ar tai artimi kolegos,
tai yra nelaisvė. Pamatyti, kas naujo rastis. Okay. Ir ketvirta laisvė, tai yra laisvė nuo bet kokios, nežinau, koncepcijos, ideologijos. Jeigu tu esi prisirišęs, kad sėkmingas projektas yra tada, sėkminga organizacija tada, sėkmingas žmogus tada, sėkmingas gyvenimo būdas, dabar jau visi labai sveiki esam, taip. Tai vėl yra tam tikras ribojantis veiksnys, kuris tau neleis pamatyti, kas naujo randasi. Tai čia toksai kaip ir gaunasi nuolatinis smalsumas, tarsi nuolatinis atvirumas bet kokiai idėjai. Kad gali būti ir kitaip. Ir aš iš vienos savo kolegės išmokau labai gražią frazę, kai ateina mintis, kuri visiškai priešiška negu man atrodo, jinai sakydavo, koks įdomus požiūris, pažiūrėkime ir iš tos pusės. Jo. Čia ta tokia, žinai, aš labai džiaugiuosi, kad man pavyksta gyvenime pačiam asmeniškai tai padaryti, bet nedažnai pavyksta sekti tokiu senu labai Lincolno pasakymu apie žmogų. Jis sakydavo, reiškia, I don't like the guy, I should know him better. Reiškia, bet čia yra būtent tam tikra kognityvinis disonansas šitoje vietoje. Kai tau nepatinka žmogus, idėja, žinai, realybė nepatinka, labai sunku būti, kaip čia, žingeidžiu jos atžvilgių, tos realybės arba to žmogaus idėjos. Iš karto užsiblokuoji, iš karto grįžti prie savo senų paternų, prie to, ką metu esi saugus. O čia būtent tas yra iššūkis mums ir aš labai tam pritariu, kad mūsų ta lyderystė šiandien gali skleistis ir per tai tą ketvirtąją laisvę, kuri yra klausti, o kas vyksta? O kas iš tikrųjų? O kas čia yra? Žiūrėk, kaip įdomu. O kaip tu, klausyk, matai, tu žiūrėk, ką? Tai keturių tų laisvių koncepcija man patinka, tik tai aš irgi klausydamas jos jaučiu tam tikrą vidinį nerimą. Ketvirtą suprantu ir tą suprantu, kaip galima savyje ugdyti. Ta laisvė to tokio žingeidumo, tokio su tais ryšiais man yra keblu ir su to ekonomika yra keblu. Pasakysiu, kodėl tai yra, žinai, labai baisu yra įgyti šitą laisvę nuo ryšių, nuo artimų ryšių. Aš tai noriu tai pabrėžti. Tai nėra, kad tu negali ryšių turėti. Aš savo kažkada esu atradusi, dabar irgi pasakysiu stipriai labai frazę. Artimieji ryšiai gali būti ribojantis, ko pasekoje, kaip tu sakai, anksčiau ar vėliau, šeima pirmoji vietoj, bet grįžęs pavargęs, apšaukiu vaiką, susipykstu su žmona ir taip toliau. Ir ryšiai gali būti auginantis, artimieji. Kokia yra labai paprasta, bet tuo pačiu labai sudėtinga sąlyga, kad būtų pirmas žingsnis link auginančių ryšių. Įsiklausyk. Jeigu kitas žmogus sako ne, tai reiškia ne. Ir lygiai tas pats, jeigu aš sakau kitam žmogui ne, kitas žmogus natūraliai priima, kad tai yra ne. O, brolyti, aš kodėl taip sureagavau? Stingsta viskas, ne? Jo, žinok, aš taip sureagavau, nes mes esame įpratę, kad kuo artimesni santykiai, tuo daugiau juose manipuliavimo, tuo daugiau juose yra to nepasitikėjimo, kad nereiškia ne. Ir tai yra rimtas darbas su savimi, kad vis dėlto pradėti pasitikėti kitu taip, kad jo ne, tai iš tiesų reikštų ne. Ir čia mes nekalbam tik tai apie primityvų, banalų, reiškia ten ėjimą į artimą ryšį ir kažką tai tokio, mes kalbam žymiai plačiau apie čia. Čia kalbam apie keliones, apie gimtadienius, apie projektus, apie darbą, apie laiką, kada dirbti, kada ilsėtis. Čia yra labai daug dalykų, apie pomėgius, daug dalykų. Aišku, žmonės toje vietoje dažniausiai bijo, tai nieko bendro nebus. Bendra bus meta lygmenį. Jūs auksite būdu kaip du potencialai. Ir tai yra didžiausia vertybė, nes žmonės dažniausiai, mes čia dabar perėjome tą skyrybų turbūt temą, žinai. Bet kuriuo atveju lyderis yra neatsiejamas nuo savo artimos aplinkos, jeigu jau mes jau kalbam apie lyderio. Juk mes iš principo
paradoksaliai stengiamės bet kokią kainą išsaugoti santykius ir norėdami išsaugoti santykius mes vis artėjom prie skyrybų. Ir dažniausia viena iš skyrybų, nedažniausia, gal viena iš lyderio skyrybų priežasčių yra tada, kaip vienas potencialas auga, antras neauga. Ir anksčiau ar vėliau po 10 ar 15 metų mes staiga apsidairom, kad su to žmogumi yra nebeįdomu. Tai yra nesvarbu, ar tai vyras, ar tai moteris yra. Ir kad būtų auginantis santykis, tai ši sąlyga, kuris stingdo viduje kažką, jinai yra tiesiog būtina. Jo, bet aš esu optimistas šitoje vietoje. Ta prasme, optimistas, kad aš girdžiu iš tavęs ir pats apie tai galvoju, kad vis dėlto įmanoma santykių turinį keisti. Ir va tas labai šitas frazė labai teisinga ir labai stipri yra būtent tas, reiškia, ta pasitikėjimo momentas labai svarbus. Aš turiu, mūsų laikas baigėsi, bet dar negaliu tavęs paleisti, nes iš principo ten galim šnekėti visą dieną, be sustojimo, ir tai turbūt neišnekėsim visą tai, kas būtų įdomu, bet dar tas pats vis tiek liko prie tos dar mažytės tos baimelės su ta ekonominė laisvė, nes daugelis žmonių užsiima kažkokiom veiklom siekdami tarsi tos ekonominės laisvės, bet tuo pačiu metu jos taip niekada ir neįgyja. Net tie, kurie turi pinigų, net tie, kurie turi iš tiesų jam prielaidas, fizinės prielaidas turėti tą laisvę, jos taip ir neįgyja. Ir va čia, jeigu tu radai labai gerą receptą apie tos ryšių auginimo ir kryptingumo, sugebėjimo. Gal čia turi irgi mintį, kas galėtų padėti žmogui pajausti, jog aš tą laisvę turiu. Čia yra, man ateina dabar dvi mintis. Tai viena mintis tokia esminga, labai radikali yra, dėl ko tu gyvenime dirbi. Ir yra dvi skirtingos pozicijos. Viena pozicija, aš dirbu tam, kad patenkinti savo poreikius. Nuo turėti mašiną, šeimą, namus, keliones, iki turėti savo verslą, tai irgi yra tam tikras poreikis, iki turėti savirealizaciją, tai irgi yra poreikis, ir ten padėti savo ten artimiesiems ir taip toliau, tai yra poreikis. Ir reiškia, kad mano darbas, mano veikla yra orientuota patenkinti mano poreikį. O jeigu aš apverčiu ir aš save vystau patenkindamas kitų poreikius, anksčiau ar vėliau ekonominė laisvė ateina. Aš vystausi ir augu, ta prasme, imu projektus, keičiu darbą, darau verslą, poziciją, patenkindamas kitų poreikius. Organizacija atlieku idealią funkciją, šeimose vaikams duodu pinigų mokslams, nusiperku mašiną, ne to pačiu. Tai yra pozicija kita. Ja, bet čia nereikėtų turbūt irgi kolegos, tie, kurie klausote ir žiūrite, nereikėtų taip iš karto suvokti, kad poreikiai, apie kuriuos kalba Rasa, tolygų lūkesčiai. Nes jeigu mes pulsime patenkinti visų lūkesčius mūsų, kuriuos jie turi mūsų atžvilgių, tai galima nustoti gyventi savo gyvenimą, galima pradėti gyventi kažkieno kito. Bet poreikiai, jeigu mes pereiname į tą ekonominį poreikių suvokimo lygmenį, manau, kad čia yra tame labai teisingai ir labai arti to viso, kas yra tai vadinamas tas stakeholders managementas, kada mes kalbame apie tai, kad organizacija turi stakeholderius, kurių poreikiai patenkinti, ta organizacija vystosi ir auga ir yra ilgalaikė, kitu atveju nelabai. Taip. Sauliau, čia dar vienas klausimas, kuris turėtų gimti, jeigu suvesti su lūkesčiais, ką reiškia, kad aš augau ir vystausi, pagal ką aš sprendžiu, ir greičiausiai, jeigu aš pradedu gyventi gyvenimą dėl kitų lūkesčių, tame nėra mano augimo ir vystymosi. Taip, jo, o antras veiksnys, kuris mano manymu dabar ryškėja ypatingai naujojoj kartoj, ir aš esu girdėjus vienoj konferencijoje ir man atrodo tai yra labai mintis iš ateities, kad kalbama yra, kad žmonės ateityje turės 7 pajamų šaltinius. Ir manau, kad tas darosi. Žiūrėk, organizacijai dirbu, kažkur tai su freelanceris, dar savo blogą pradėjau rašyti. Ta prasme, ekonominė laisvė, jeigu mano pirmas pasakymas toks buvo daugiau
psichologinę poziciją, kuri neleidžia apskritai pasiekti ekonominės laisvės, netgi turint savo verslą. Antras yra turėti daugiau pajamų šaltinių. Ir tai yra labai racionali mintis. Aš labai pritariu tam, mes turėjom stereotipą, būtent susijęs su senąja ekonomika, kur, reiškia, jeigu aš turiu darbą, tai aš turiu pajamas ir tada yra šansų, kad aš turėsiu ekonominę laisvę, tai yra susijusi su viena darbo vieta. Mes dabar suprantame, kad tai pasaulyje šiandien viskas keičiasi ir iš tiesų viena darbo vieta jau bus greičiau retenybė negu dažnas dalykas. Rasa, aš su, kaip čia, skaudančia širdimi ir varvančiom ašarom turiu paprašyti mūsų sustoti šitoje vietoje. Aš tada vietoj noriu apibendrinti mūsų pokalbį ir man atrodo per tavo klausimus visai toks gavosi gražus kelias, kokiu būdu, jeigu aš noriu būti lyderiu, kokiu būdu tai pradėti žengti. Tai tik tai eiliškumas gavosi ne visai toks. Tai mano manymu, kad pirmas žingsnis yra tvirtas ketinimas, kad tikrai aš to noriu. Nes jeigu nebus tvirto ketinimo, mums neužteks valios padaryti tą žingsnį. Tai jeigu aš turiu ketinimą ir viduje jaučiu, kad noriu ir galiu, ir tikiu pagal pojūtį, kad 80%, kad man pasiseks, nes jeigu tikiu 50%, kad nepasiseks, tai pas Saulių konsultaciją. Tai kad jeigu turiu jausmą pojūtį, kad 80%, kad tikrai pasiseks, tada kitas žingsnis yra peržiūrėti savo ekonominės laisvės ir pažiūrėti, kurioje vietoje aš esu apribojus savo vidinę laisvę. Nes mes čia kalbam apie vidinę laisvę priimti savo nepatogius sprendimus. Ir tada tik jau trečias yra veikiantis sprendimas. Okay. Ne, atsiprašau, trečias yra tada pažiūrėti, su kuo aš save identifikuoju. Taip. Ir leisti savo atsitapatinti nuo savęs identifikavimo, kad aš esu būtent toks, o ne kitoks. Ir tada ketvirtas žingsnis yra veikiantis sprendimas. Nu va, žiūrėkit. Nepaisant to, kad Rasa vienu momentu sakė, žinai, aš tai galvoju, kad lyderystė yra įgimtas dalykas ir jeigu jau tau neduota, tai tau neduota. Viso gėro. O tuo pačiu metu mūsų pokalbėje mes supratome turbūt tai, kad net jeigu jinai ir duota, ir that's fine, ir tai nėra problema, tai kad ji duota, bet būtent yra kelias, kaip savyje galima ją prisiminti, atpažinti, o būtent tas kelias yra vis laik yra augimas, mes neišvengiamai čia kalbam apie augimą. Taip. Tai aš labai labai tau dėkoju už tą viltingą pasikeitimą, transformaciją ir už labai logišką, mano supratimu, kelią link to, labai sistemišką. Aš labai kviečiu jūs, tie, kurie paklausėte dabar, pažiūrėjote tai šitą mūsų pokalbį, nepagailėkite pažiūrėti dar kartą. Kodėl taip sakau? Dėl to, kad Rasos išsakytos mintys yra gilios ir jos gali sukelti, išgirdus pirmą kartą, sukelti ne visą laiką, nebūtinai tą reakciją, kurią jinai turėtų sukeltos mintys. Dėl to aš manau, kad šito pasižiūrėjimas, dar kartą skirimas tų 45 minučių gali būti labai vertingas dalykas. Čia aš jums kaip konsultantas sakau, gerai? Nu, kaip daktaras, žodžiu. Va. Tai ačiū dar kartą, Rasa Baltė-Balčiūnienė, pasižiūrėkite, ką jinai daro. Susiveskite ir H institutą, kaip H yra apima ir žodį institutas, bet kaip ten bebūtų, mes taip esame pratę šnekėti, šitas brendas yra jau toksai, yra H institutas faktiškai, taip manęs vadina. Jo. Tai pažiūrėkite tai, tiesiog susiveskite jos vardą pavardę, jinai daro labai daug gerų dalykų, aš mačiau jos tinklapyje, yra labai vertingų interviu, labai gerų pokalbių, kuriuos jinai daro su skirtingais žmonėmis, kuriuos deda YouTube'ą, yra jos žinių radijų laida. Pasiekite, žmogus daro tikrai daug ir daro tai dėl to, ką pati neseniai paminėjo, lygiai prieš 5 minutės, kur sakė, kai tu darai, nes tu patenkini kitų poreikius, o nebe savo, jau tu kitų poreikius. Ir va tada saugimas yra. Dar kartą ačiū. Ačiū jums visiems uždėmesį. Čia buvo Vadovo laikas, mano vardas Saulius Jovaišas ir pasimatysime kitą kartą. Sekite, ką veikiam. Žiūrėkit, gali būti įdomu. Iki.